Gaminame upėtakio užkandį. Pirmiausia, paruoškite marinatą. Česnaką nulupkite ir sutarkuokite. Susmulkinkite aitriąją papriką. Nutarkuokite žaliosios citrinos žievelę ir išspauskite sultis ir viską sumaišykite su sojų padažu, austrių padažu, ryžių actu, medumi arba skystu cukrumi. Upėtakio filė supjaustykite nedideliais gabalėliais ir sudėkite į marinatą. Laikykite jame apie 30 minučių. Sezamų sėklas paskrudinkite sausoje keptuvėje ir atvėsinkite. Tada atskirai pakepinkite kedrų riešutus ir atvėsinkite. Salierų stiebus supjaustykite lazdelėmis. Karštoje sausoje keptuvėje paskrudinkite pankolius ir kol kas atidėkite. Į keptuvę įpilkite truputį aliejaus ir apkepkite baklažanų riekeles. Kai visos patiekalo dalys bus paruoštos, iškepkite žuvį. Tada užkandį dėliokite lėkštėje tokia tvarka. Pirmiausia, klokite baklažano riekelę, ant jos dėkite pankolį, salierų lazdelių, petražolės šakelę, užbarstykite kedrų riešutų, dėkite žuvį ir apibarstykite sezamu. Pabaigoje viską apliekite padažu, kuriame marinavosi žuvis. Padažą prieš tai pakaitinkite. Skanaus!